Tai va, mes, jūs prašėt šansono. Teisingai. Paimam tokį stiliovą gitariuką. Pajungiam foniuką. Ir dirbame be egliukų. Seniukai. Kol svyla batai ir dega krosniukai. Man beje, žiūrėkit, kas su pirštu atsitiko, matot? Ova, žiauro, ne? Labai žiauro. Ir aš tiesiog čia batą valiau, va taip. Ir man įlinko. Ir dabar aš po eilėj laukiu, kad man operaciją padarytų. Sakė, kad nors paskambė. Tai aš bandysiu sugrot geriau. Jeigu nepavyks, galima įrašyti ir pagreitinti. Tai va. Mes paimam mes tos pačius akordus ir sugrojam lietuviškiau ir visi. Labai nepatogu su pirštu tokiu grot. Todėl aš tiesiog ir nedariau video, nes blemba susivarė pirštas, laukiu eilėje ir vat neateina ta eilė, bet nu kažkaip. Suprantat patys. Noris kažką padaryti dėl savo 13 subscriberių. Labai stengiuosi dėl jūsų. Tai va. Bet man nepatinka įgrot tokį dalyką. Šansonas reikia grot gyvai. Viskas, hebra, mes turim bosą, viskas, mes turim viską šitam dainai, šitai dainai. Biški davai nuo pradžių, paaiškinsiu, ką aš uždėjau, kiek aš sėdėjau, ką aš uždėjau. Tai va, pirmas buvo jau šitas dalykas. Vilniaus eksperimentinio konstravimo biuro darbuotojai drauge su baldų kombinatu naujus butus pirmieji šalyje atiduoda su visais baldais. Mūsų troškimas. Antra gitara. Tada dedam kažkokius būgnus. Liek ir nieko dabar. Ir tada, kadangi čia šitas per silpnus, reikia stipresnis. Ir dar vieną hi-hat. Viskas čia visa daina. Nu ir ką ten. Aš šiaip šansono neklausau, bet aš įsivaizduoju kažkas apie varkes. Kažkas apie varkes, babkes, panetkes ir kažką apie mentus. Aš taip įsivaizduoju. Lietuvišką šansoną padaryti kažkiek sunku, nes jo nėra. Ir kai dalyko nėra, tipo reikia sugalvoti, jeigu jis būtų, kas kaip tai galėtų būti. O aš sakau, jūs znait, kaip tai galėtų būti. Pažiūrim, kam atitenka stikerių pakas. 3. Tas pas mus trečias komentavo. Neblogai, bet ne. Hamakoterapija. Taip gavosi, kad kamera, karoči, mirė befilmuojant. Aš tai aišku tikiuosi nesklandumų, bet vat ant tiek tai jau man biški too much. Labai sveikinu
laimėjęs stikerius. Galim pažiūrėti, kokius stikerius laimėjęs žmogutis. Nu, vat, pavyzdžiui, tokie yra stikeriai. Jų čia yra kažkiek. Taip, tai parašyk man. Nusiusi, karač, nesipareik. Reikia babkių, aš jau laukiu savo babkių. Reikia babkių, aš jau laukiu savo vargių. Seni, nesakyk man nieko, seni, aš neturiu kapeikų, seni. Tu nesakyk man nieko, pas mane nuo gimimo tūzas kišenį. Reikia babkių, aš jau laukiu savo babkių. Reikia babkių, aš jau